Tai sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip įsirašyti ir naudotis Immersive Portals modifikaciją, kad galėtumėte daryti va taip. Aš čia? O dabar aš prie medžio. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis. Keliaujam. Ok, tai mums reikės Fabric serverio, Immersive Portals modifikacijos, Fabric API modifikacijos, na ir žinoma reikės Fabrico pačiam Minecraft'o klientą. Tai nuorodos yra visos paliktos aprašyme. Štai turime Immersive Portals, Fabric API, būtinai pasižiūrėkit, kad būtų 1.24. Ir žinoma pats Fabricas. Jeigu nežinote, kaip susikurti Fabric serverį, jau esu padaręs video apie tai, tai nuoroda į vaizdo įrašą bus taip pat aprašyme. Na, o dabar, ką mes turim padaryti, tai pirmiausiai keliaujam į WinSCP, ar kitą jūsų mėgstamą FTP programą. Štai čia mes turim savo serverį, jau paruoštą, jau padarytą. Tai dabar tiesiog keliaujam į modifikacijas ir čia sudedam Fabric API ir Immersive Portals. Na ir štai čia jau susikėliau tiek Immersive Portals, tiek Fabric API. Daugiau mums čia kaip ir nieko nebereikia, tai dabar ką padarom, tiesiog keliaujam ir pastartinam serverį. Na ir kaip matote, serveris jau veikia, server performance level good, o dabar keliaujam ir susitvarkom savo Minecraft klientą. Na ir dabar atsisiunčiam Fabric installerį, tai tiesiog spaudžiam download for Windows. Ir štai atsiras būtent va toks va installeris, atsidarom jį. Pasirenkam, kad būtinai būtų client, pasirenkam 1.24 Minecraft versiją, nes 1.24 yra naujausia Minecraft'o versija, kurią palaiko Immersive Portals. Ir paprasčiausiai spaudžiam install. Štai gavome pranešimą, kad Fabricas yra įrašytas. Čia galima viską išjungti. Ir dabar keliaujam į paiešką ir rašom app data procentai iš abiejų pusių. Štai čia atsidaro štai toks langas, spaudžiame Minecraft, pasirenkame mods ir į šitą aplankalą taip pat įkeliame Fabric API ir Immersive Portals. Na ir kai viskas jau yra sukelta, viskas kas beliko, tai tiesiog prisijungti į Minecraft serverį ir patikrinti, ar viskas veikia. Atsidarius launcherį, štai čia turėtų rašyti Fabric Loader 1.24, jeigu tai prašo, tuomet galim spausti žaisti. Na ir štai aš jau savo žaidime gavau štai tokią žinutę, bet asmeniškai nesusidūriau su jokiom kitokiom problemom, tai realiai galit ją ignoruoti, jeigu žinot, ką darot, galit pasididint, na, aš kol kas nežinau, bandžiau, testavausi ir jokių problemų nebuvo, tai dabar tiesiog pasimkime savo creative režimą ir pabandykime susikurti tuos portalus. Na ir štai aš jau esu kūrybinėme režime, tai dabar tiesiog atsidarom, ieškom daiktų, rašom portal ir pasiemam create portal ir ieškom delete portal, jeigu norėtume ištrinti. Štai čia atsiras toks įdomus daiktas. Tai kaip dabar viską susikurti, tai susirandame kokią nors įdomesnę vietą. Na, pavyzdžiui, kad ir čia. Tuomet mūsų prašo left bottom point. Reiškia apatinis kairysis kampas, pavadinkime turbūt taip. Tai tiesiog spaudžiame dešinį pelės mygtuką. Dabar mūsų prašo dešiniojo taško, tai pažymime dešinį ir dabar reikia pažymėti kairįjį viršutinį. Tai pažymime čia ir štai atsiranda toks oranžinis, nežinau net kaip įvardinti, langų laukas. O dabar mums reikia sugalvoti kitą vietą, kur mes norime. Na, pavyzdžiui, čia. Pasidaryti, kad tas portalas mus nuvestų. Tai vėlgi lygiai taip pat pasižymim kairį kampą, pasižymim dešinį kampą ir pasižymim kairį viršutinį kampą. Ir jeigu viskas gerai, šiek tiek duodam laiko ir atsiranda štai toks dalykas. Tai jeigu aš dabar čia išeisiu, va, aš išėjau. Tai kaip matot, viskas veikia.
vėl galiu pareiti atgal ir atsirasiu štai jau čia. Jeigu vėl pereisiu, atsirasiu štai čia. Tai va ten yra mūsų pirmas, tiksliau čia yra pirmas, o ten yra antras. Na ir dar galim pabandyti pasinaudoti obsidianu ir titnago. Taip, tai pasidarom portalą. Gal didesnį tokį padarysiu nestandartinį biškiuką. Darykim portalą ir pamėginkim jį uždegti. Duodame šiek tiek laiko. Na ir dabar aš nueinu į nederį. Galiu čia griaut blokus. Galiu pareiti čia. Galiu net portalą būdamas griaut blokus. Tai šitaip veikia Immersive Portals. Tai šitaip paprastai yra įsirašyti ir naudotis Immersive Portals modifikacija. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, taip pat paspauskite širdelę ir sekite Red Fox Cloud. Būtinai parašykite man komentarą, nes aš juos visus skaitau ir visus matau. Na, o su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!